Ačiū Jums visiems, kurie žiūrėsit dabar, kurie žiūrėsit vėliau. Ačiū, kad esat. Visi dėl visų. Projektas Jaukų namuose. Šiandien kalbinu Sigitą. Sveika. Ačiū, kad atvykai. Tai kuo tu šiuo laikotarpį gyveni? Apie ką tavo šitas laikotarpis? Kas tau jame rūpi? Iš tikrųjų, tas mano laikotarpis, jisai prasidėjo prieš kokius 20, gal vos ne 3 ar kažkelis metus ir jisai tęsiasi. Jisai nėra, kad šis laikotarpis, jisai visą laiką eina ir eina, teka ir teka ir teka. Ir jisai visą laiką kintantis yra. Šiaip kuo aš užsiimu, tai aš esu rebefingo meistrė. Šiuo metu tai yra pagrindinis dalykas, kurį aš veikiu. Prieš tai, kokius beveik 10 metų buvo joga, labai stipriai ir mokymas. Asmeninė praktika tai virš 20 metų, mokymas apie 9-10 metų. Dabar užsiėmimų jogos nevedu, keletą pasiėmiau savo truputį tokio prajautimo vidinio, ko aš dar noriu, ką dar noriu įsileisti, kas dar turi ateiti gyvenimo. O šiaip tai viskas, ką aš darau visą laiką, tai yra ta knyga, kurią galim parodyti, ar ne? Kurią aš atvežiau kaip dovanų šitai nuostabiai erdvėj, jinai vadinasi Mūsų meilė, yra mūsų jėga, ar ne? Tai viskas, ką aš darau, yra persunta šitais žodžiais, ar ne? Tai net nesvarbu, ar aš ten konsteliaciją darau, jogą vedu, rebefingas, emocinis paleidimas, konsultacija, ar tiesiog susitikimas su bet kuriuo žmogum gatvėje, tai yra tai, kas čia parašyta. Kad tai gyventų manyje ir kuo toliau, tuo stipriau. Ir kad jinai gyventų mūsų žemėje, kaip aš sakau, kai klausiau, koks tikslas tavo iš viso, tai aš sakau, kad po manęs toks gražus šleifas liktų kaip žvaigždžių takas, tų šviesių žmonių prisijungusių prie tos meilės energijos, prie tos šviesos energijos, taikos energijos. Tai viskas, ką aš darau, aš kaip pati neskaitau, kad tai yra labai svarbu, kokia yra veikla, bet svarbu ta energija, kad mūsų meilė būtų iš tikrųjų ta jėga, kaip ir jūsų ta meilė, manau, šitai erdvėje kurti, suvienyti tos žmonės, kur mes šnekėjom prieš pokalbį, kad tas pats motyvas meilė yra, ar ne? Kad kuo daugiau žmonių prisijungtų prie jos, prisimintų ją savyje ir pasistatytų kaip pagrindą gyvenimo, kad visa kita yra antriniai dalykai. Tai, ko gero, tuo aš gyvenu. Kas žiūrit, parašykit, ar gerai girdisi, ar gerai matosi. O kas tau yra meilė? Kas už to žodžio? Už žodžio paprastai būna pats pojūtis. Bet pats pojūtis ateina tik tai tada ir auga jisai tada, kai pakvietė jį. Pats žodžiu, mintimi, maldomis, kiek tenka melsti visatos. Juk tai meilė, tai yra mūsų kas prigimtis. Po to atsikapstai. Bet kadangi visi mes gerokai nušuoliavę nuo tos į kitą pusę, ar ne? Tai iš tikrųjų tenka ir žodžiais, ir darbais, nejaučiant paties jausmo, kviesti jį, kviesti į save, kad apsigyventų, kad stiprėtų, kad pasirodytų vis daugiau ir daugiau, ar ne? Aš visą laiką prašau Dievo kiekvieną rytą, kad suteik man progų mylėti. Kuo daugiau progų mylėti šiandien. Aš jau nekalbu apie rytoj vėl paprašysiu. Bet šiandien mylėti, suteik man tų progų. Tai jeigu jauti patį jausmą, tai net nereikia klausti, kas tai yra, ar ne? Tai yra jausmas. Bet jeigu nėra to jausmo, tai tada jau kvieti jį žodžiais ir visais kitais įmanomais savo poelgiais, kad tai būtų jausmas. Geriausia, kai tai jau yra jausmas. Kai tu kvieti progas mylėti, tai tu kaip kvieti galimybės išreikšti tą meilę. Taip, be abejo. Kad tu galėtum jo. Kad aš jausčiau ir kad aš padaryčiau, išpildyti jo, žinoma. Nuo labai smulkių
dalykų iki tiek, kiek visata tik tai nori, kaip aš sakau. Va, tavo rankos Dieve, va, tavo širdis, lūpas tavo, čia, va, kiekvieną rytą pasisiūlau, ką tau reikia, tu daryk. Ir aš jau tada... Tokiu laidininku. Jo, laidininkas, nes meilį tikėti reikia, kad jinai tikėtų. Nu, mes ir esame visi laidininkai. Meilė nėra mūsų, nei vieno, ar ne, asmeninė. Tai ateina iš šaltinio ir tai teka per tave tiek, kiek tu atsiveri, kiek tu leidi tam, kiek tau pačiam tai yra svarbu. Jeigu tau pačiam tai nėra svarbu, tai jausti, tame gyventi, tuo džiaugtis ir mėgautis, nu tai ir nėra tau dar svarbu, kai bus, tai ir pasikviesi, ar ne? Tai man kažkaip tapo labai labai svarbu, svarbiausia, nu tai ir kviečiu. Jo, kažkaip va šitaip. Kas tai yra laimė? Man laimė irgi jau yra pojūtis. Jau ne teorija, bet pats pojūtis. Lygiai taip pat kaip su meilė, tu kvieti ir ateina pojūtis. Ir vat irgi važiuodama su sesė kalbėjau apie užvakar siurbiau namus ilgai ir išėjau į balkoną ir buvo toksai pilkas lapkrytinis dangus, visas tas jau kaip lapkritį. Ir galvoju, va jau lapkritis ir taip pilka. Ir tada va tas va vidinės laimės pojūtis išnešė į tai, kad lapkritis būna vieną kartą per metus. Ta pilkuma būna tik tai tada. Ir toks begalinės laimės pojūtis užėjo, kad man ta pilkuma tokia graži. Ir sakau, viskas, žiūriu, geriu į save, dėkoju, kad man tai gražu. Ir man taip gražu, galvoju, visą lapkritį dabar tiesiog gersiu į save tą pilkumą, nes jinai yra tik dabar. Ir tai yra taip gera, taip gražu. Man tai yra laimė, laimė man yra pojūtis. Irgi ne žodžiai, ne kas tai būtų, sudėdamos dalys. Nežinau, jinai ateina va, lygioj vietoj, pojūčių. Ir tu esi tame maudaisi. Ir žiūrėk, kart ėmė ir užsidarė, ar ne, pojūtis. Likai tu, to stipraus nėra, bet tas va prisiminimas to laimės pojūčio, nu jisai vėl tave ir vėl sekantis kartelis ir vėl išmeta. Kur tu, va, kaip aš sakau, lygioj vietoj, kur net nesitikė visai, ar ne? Aišku, aš labai noriu gyventi visą laiką tame pojūtyje ir Dievuliui tą sakau, vėlgi prigimtis mūsų, tuo mėgautis ar ne, bet viskam yra laikas, kažkada ir visi mes gyvenom be to pojūčio, to globalaus laimės pojūčio iš nieko, arba džiaugdavomės dėl to, kad kažkas įvyko, o čia atvirkščiai nieko neįvyksta, atrodo įvykęs minusas, o laimės pojūtis atvirkščiai proporcingas, ar ne, viskam. Tai va taip, va, kažkaip su ta laimė irgi pojūtis. Ačiū Dievuliui, kad tai pojūtis. Iš tikrųjų. Taip. Ar keičiasi žmonės, kurie tave supa? Tavo laikotarpiais, ar, nu, vat, matai kažkokią raidą, vat, ką rodo tau žmonės, kurie aplink tave? Keičiasi. Iš pradžių pirmi tie karteliai pasikeitimų man buvo iš tikrųjų labai skausmingi. Atrodo, aš pasirinkau kelią ir aš juo einu ir ateina žmonės, jie tampa tau pakankamai artimi. Ir staiga įvyksta kažkas, kad jie išeina, atsitraukia nuo tavęs. Tiesiog savaime. O jie jau buvo arti tavęs, tavo širdies, tu jau juos ten įsileidai arti, laikiai. Ir tai būdavo taip skausminga. Keletą tokių buvo. O po to atėjo tas, matyt, irgi sąmonės prasiplėtimas, kad labai labai natūralu, kad tu eini keliu, kažkas ateina ir paeina su tavim tiek, kiek jam reikia, tiek, kiek jam skirta. Ir jisai ar į kitą kelią, ar stoteliai pastovės, ar ne, kaip jau jam reikės. Tai tada labai labai natūraliai pradėjau priimti tuos, kurie ateina, aš juos visus priimu su išskėstom rankom. Anksčiau dar būdavo taip, pasižiūri čia, vertas, nevertas, kas čia bus. Jau dabar tai tikrai to nedarau, visus į tą glėbį ir tegul tik ateina. O tie, kurie išeina, aš jau lengvai paleidžiu. Aš nesakau, kad aš nejaučiu jų trūkumo, kada jie pasitraukia. Aišku, kad jauti, bet ir tą trūkumą laikai toj meiliai. Nu ir paleidė. Augti toliau arba neaugti, kaip jie pasirenka.
nesistengi nei palaikyti, nei kažkaip ir vėl atsiveri, kažkas va ateina ar ne, kažkas išeina. Ir tokie, taip, tai pastovus periodai, kai kažkas išeina ar kažkas ateina kažkokie kiti, kur va, rezonuoja visiškai pilnai tuo metu su tavim, išeina tie, kurie turi išeiti. Bet va tas va, atviras glėbys, atviras gyvenimas, kad tegul ateina tie, kurie turi ateiti ir tegul išeina tie, kurie turi išeiti. Tai nebėra to, nei skausmo ir tada tas mėgavimas, kaip įdomu, va tas. Tai va tokie žmonės mano gyvenime, sakau, va Jėzau. Ir žinau, kad ne pabaiga, kad kelionė tai tęsiasi, kad viskas čia taip, tai jo keičiasi iš tikrųjų žmonės. Tas tiesa. Nestovite patys, iš tikrųjų. Ką darai, kaip sau padedi, kai būna sunku, kai tas sąmoningumas nukrinta? Nes tas gyvenimas, jis bangavimas, gal kuo sąmonė platesnė, tuo tas bangavimas švelnesnis, bet vis tiek bangavimas yra. Bangavimas yra, bet taip, kad aš pamesčiau sąmoningumą iš viso, taip jau nebebūna, jau to nebūna, nežinau, keletą metų. Ir kad sąmoningumą pamesčiau net nebūna. Kaip tik, kuo sunkesnis man yra periodas, tuo didesnė stebėtoja viso to aš tampu. Aš iš viso tada atsistoju tokį tvirtą savo stuburą, su šaknis iš karto atsiranda nežinia kokios. Ir aš tiesiog stebiu tą būseną. Stebiu ir leidžiu jai būti. Jeigu jau man reikia, tai aš turiu nuostabią draugę Ievutę, Ieva, mūsų kelias tiesiog eina, jinai nepasitraukė. Gal truputį ten dienai kitai, kaip aš sakau, ir vėl kartu. Tai tada einu, jeigu reikia man emocinį pasidarau, ar ne, paleidimo. Jeigu reikia konsteliacijos, mes vieną kitą įdarom. Tai va pas ją, arba tiesiog įsikalbom, va taip va, iki. Nes jinai va yra tas žmogus, kuris nuo iki panagių, iki visko. Ir viską supranta. Reiškinių priežastis, kas kaip. Tai va tada aš ko gero jau skambinu Ievai ir sakau, pažiūrėk draugė, kas čia yra, pasižiūrim kartu. Tai aš skaitau, kad vienas toks žmogus man yra labai labai daug. Tai yra tiek daug ir aš labai vertinu tą draugystę. Nes aš žinau, kad kaip man bebūtų, kokia, tai vis tiek man tik tai užtenka pasidaryti skambutį ir tiesiog jis sako, va pažiūrėk šito kampu dar, va šitai pažiūrėk. Aš sakau, va šito kampo dabar nepamačiau. Ir tada sakai, jo, va šitai. Ir jo, tai kai man pačiai, tai ir gamta. Aš gamtoj, aš galiu bėgti valandą, pusantros ir išbėgti viską, kas tuo metu yra. Būna, kad važiuoju ir tiesiog šitą išrėkti. Kartais tiesiog vyro vandenys bėga, nežinai kas. Išbėga per vandenį, per akis ar ne, atsikėlė ir jauti, bėga, lengvėja, atsipalaiduoja. Kažkas, ko tu net nežinai, kartais reikia sužinoti, kas tai, kartais tenka galima ir be to. Tai va turiu aš tokius keletą metodų, kuriuos tiesiog taikau. Bet pagrindinis mano metodas yra Ieva, myliu tave. Ta bičiulystės gelmė. Labai gili, labai gilu. Kai pažįsti vienas kitą visus užkaborius. Jo, visiškai ir žinai, kad... Su prožektorium tau apšviečia viską. Per tą žmogų tau apšviečia tavo pačios kažką, ko tu nelabai matai. Ir aš jai lygiai taip pat. Ir jinai sako, Sigita, pažiūrėk, kas čia man dabar. Ir aš lygiai taip pat. Taigi va, jau atsakau. Viskas aišku. Toksai nuogumas, nuolankumas ir drąsa. Visą save susitikti su kito pagalba. Jo, visiškai, kaip sakoma, jau. Kaip yra. Jo, kaip yra. Nors aš jau ir taip stengiuosi labai nevaidint, nesimaivyt, nebūt tuo, kuo nesu. Yra kiekvienam iš mūsų gal toks periodas, kai norisi būti geresniu ar ten kokiu kitokiu, bet čia praeina labai greitai, kai pradedėjai to dvasiniu keliu, pakapoja tas šakelės tavo ir spektaklis baigtas, o po to turi būti toks, koks esi ir stengiasi toks jų būti, stebi, o nenoriu vaidinti dabar. Noriu, o tai prieš ką? Prieš kurį čia dabar pavaidinti nori ir kam tau to reikia, žinai, ką tau tai duos ir vėl bandai
į tą save tikrai įlysti ir viskas, koks esi, toks ir esi tada. Kokiem žmonėm tu patartumai tave rasti? Mat, kokių žmonių tu kviestumai į savo gyvenimą, į tą, ką tu darai, tai, kuo tu talkini žmonėms, kaip tu jiems pasitarnauji, vat kokiu atveju tave jiems rasti? Iš tikrųjų, tai vėl ta mano rytinė malda būna tokia, kad Viešpatie atves pas mane tuos, kuriems gali per mane padėti. Kad tai ne aš ieškočiau, kam galiu padėti, bet tu pats matai, kam per mane tu gali padėti. Tai tu tuos ir ves. O tie, kurie ar iš smalsumo, ar tiesiog visai, tai surask jiem kitą kelią. Ir taip ir vyksta. Iš tikrųjų, tai vyksta 100%. Aš jaučiu, kad tie žmonės, kurie ateina, kiekvienam jų yra skirtingas metodas pagalbos. Ateini ir matai, jam tikrai to reikia 100%. Ir sakai, pabandom. Aš kviečiu tuos, kurie yra negeras metas. Negeras su savim, negeras savo šeimose, negeras savo darbuose. Kai netgi turi viską, o tau kažko trūksta, kažko trūksta. Kažkada mano kelias prasidėjo, kai turi viską, o kažko trūksta. Ir aš žinau, kaip tas centimetras po centimetro, milimetras po milimetro surasti tą, kurio trūko. Ir tada tampa pilna. Tai kuriem trūksta ko nors, net ir toj bet kokioj geroviai, daug ateina iš tikrųjų verslo žmonių, ar ne, kurie turi, atrodytų, žemiškais reikalais pasirūpinta, bet to neturi. Ateina į labai įvairūs. Tai kas jaučia trūkumą, kas jaučia liūdėsį, kas jaučia nerimo, baimės priepuoliai, dabar masinis reiškinys. Šitie dalykai. Ir labai retai iš tikrųjų ateina žmonės dėl to, kad nori surasti save. Taip iškart jau sąmoningi, ne? Jo, sąmoningi, kad jie ieškotų sąmoningumo, o pagrindas, kuris atveda žmonės pas mus, pati žinai tikriausiai, kad tai yra, kad kažko trūksta, kažkas negerai žmogui. Jeigu gera, jums viskas yra gerai, tai pas mane ir neikit, nes jums viskas gerai. Jo, galim apsikabinti, kur susitikę, pasišnekėti, pasidžiaugti, kaip gerai. Bet jeigu jums gerai, tai ir darykit aplink save gerus darbus, mylėkit visus, skleiskit gėrį, nieko daugiau nereikia. O susitikę, aišku, pasidalinam, pasidžiaugiam ir viskas. O jeigu kažkas negerai, ligos tos pačios, onkologija, depresija, daug rebeferių nepriima šitų žmonių, sako, negalima. Aš kviečiu, nes jie išgyja realiai. Ateina su tyrimais, nėra onkologijos, nebereikia antidepresantų. Tai ateikit, kam ir pačios juodžiausios dienos, kai jau netiki nieko kitų, kad gali padėti. Tai kažkaip pas mane Dievas atveda tokius žmonės irgi, kai sako, aš jau žinau, kad niekas negali man daugiau padėti. Einu ir viskas. Tai tada žinau, kad taigi Dievas atveda, negi jisai čia būtų mane Facebook'e susiradė šiaip savo, ar ne, iš daugybės kitų žmonių. Tai aš priimu ir tuos, kurie labai dugne, labai sunku, labai. Ir aišku, nebūtinai taip labai galite ateiti tiesiog. Tai ir nelabai blogai, kam laukti, kad būtų labai blogai. Ateikit, kol dar nelabai blogai. Nereikės to dugno. Nors kiekvienam savas atsispyrimo taškas, tai čia nelabai pasirinks. Kiekvienas turi savo skausmo lygmenį, nuo kurio galima pradėti kelti. Jo. Labai taip žemėje įdomiai viskas, kad per kažkokį negerumą žmogus pradeda ieškoti to gerumo. Taipgi yra. Vieniems sveikata, kitiems santykiai, kitiems darbai, pinigai, kažkam negerai. Da žiūriu, tai kas čia negerai. Tai va. Žinai, aš nusipirkau dantų pastą, kurios užrašyta black whitening. Ir man jinai kaip kažkokia žinia, žinai, apie tai, kas vyksta šitoj žemėj. Jo, iš tikrųjų, labai gerai. Kad per tą skausmą į tą šviesą, žinai, kai kada išeina tiesiai per šviesą, į šviesą gilin. Bet ne visada. Visada yra ta, kažkokia
kitas būdas mokytis, kuris būna paduotas. Paduotas. Neišeina apeiti to black whitening. Neišeina black whitening. Savų laikų aš labai galvojau, kad aš klausydavausi Ošo ir galvojau, kad man išeis šito, kažkaip aš jį apvažiuosiu. Galvoju, tiesiai patieksiu. Nieko panašaus. Reikėjo viską pilnai. Taip, kad nusišveiti. Kad būtų whitening. Ko tu šiuo laikotarpiu mokaisi? Vat, ko tu trokšti mokytis, ko tu trokšti išmokti? Nu, aš vis tiek trokštų išmokti mylėti taip, kaip myli Dievas. Nieko daugiau. Neturiu jokio tokio, kad aš sakyčiau, kad aš vat noriu dabar kažkur pasimokyti pas kažką. Ta pati malda ryte, vakare, dieną, per pietus, kada aš tik tai noriu, kad aš noriu mylėti taip, kaip myli Dievas. Va tas va, kad jeigu aš esu tas pats, kas Dievas, nes aš ir esu, ir tu, mes ir esam tai jeigu tai mano prigimtis, ta dieviška, tai ką reiškia prisiminti, mylėti tiek, kiek myli Dievas. Tai aš va tą ir treniruojuosi ir dėl to ir sakau, mokyk Viešpatį, nu tai tu mokyk. Nuėjau į kitą pusę pažiūrėti, kaip tai atrodo, nemeilė. Pažiūrėjau, supratau, patyriau, pasisotinau, dabar vėl noriu prisiminti savo tikrą prigimtį. Visų 100%. Ne 80, 70, 60 ar kažkiek. Bet kiekvieną akimirką mylėti taip, kaip myli Dievas. Tai va tas ir yra, tada mes susiliejam su tuo, kas ir esam. O kiek mes ten nutolę nuo to, tai tiek ir skiriamės, ar ne, nuo savo pačių dieviškumo. Tai labai aš pirmiausiai noriu tiesiog pažinti pilnai savo dievišką prigimtį. Ir kuo toliau aš gyvenu, tai tuo aš suvokiu, kad tai yra meilė. Ir pojūtis yra, ir suvokimas, ir viskas, kad tai yra meilė. Tai yra toks kaifas, kaip per tave teka tai. Ir aš suprantu, kad ten tų decibelų visų dar ten didinti yra bilia kiek, daug labai, ar ne? Tai noriu va to išmokti. Ir tai ir duoda tada situacijas, o šitą mylėt gali. Taip. Tada aš jau prisitaikiau tokią formulę, kai pamatau to, kas man sako, tai aš sakau, o tai jeigu tu būtum tokia, ar taip, tai tu norėtum, kad tave kiti mylėtų? Visą laiką jaučiu, norėčiau. Tada antrą klausimą sakau, o tai Dievas myli šitą žmogų? Jaučiu, kad, tikrai myli. Ir tada sakau, o tai gal ir tu gali tai mylėti? Ir tada suvokiu, kad galiu. Man reikia va tų 3 aukštų, kad aš aukčiau toje meilėje. Nes vis atsiunčia ir tu, tasai įprotis, tas, ar ne? Kažkoks vertinimas. Kažkoks. Tai va aš noriu išmokti vertinti be Dievo, lygiai taip pat, kai save pagaunu, kad aš noriu pakritikuoti, gal ne tai padariau, gal kažką galėjau geriau, ar pasakyti, ar atrodyti, ar kažkaip. Tada sakau, o tai pasižiūrėk, dabar Dievas tave myli. Ir aš suvokiu, kad Dievas mane myli dabar, va visą susivėlusią, nepasidažiusią, pasakiusią va taip, jaučiu tą. Ir tada sakau, tai gal ir tu pati gali dabar save mylėti, va dabar, kai tu norėtum savo pasakyti. Geriau, gražiau, taisyklingiau ar ne, labiau, jaučiu, kad galiu. Ir tada jau klausiu trečią irgi. Tai gal tu gali leisti ir žmonėm tave tokią mylėti? Jaučiu, kad tada leidžiu. Arba dar pats žmonėm sunkiausia, tada galvoju, žmonėm dar nežinau, dar Dievui ir savo, kaip ir jo, bet ar leidžiu čia žmonėm visai save mylėti šitoj situacijoje. Bet ir jauti, kad į tą Dievo meilę grįždamas, tai lygiai taip pat ir tu esi toks pats mylimas, ne tik tai, kad kiti, bet ir tu. Čia yra sulipę, tu ir kiti, nėra jokio skirtumo. Kiek save, kitus, lygiai tiek. Tai ir žiūriu, su šitais 3 aukštais savo ir 3 aukštais kitiem. Taip ir dirbu su savimi. Va taip aš mokausi mylėti. Konkrečioje kiekvienoje situacijoje. Ir tada, kaip pražaidžiu visą šitą 3 aukštus, aš pajuntu, kad aš galiu mylėti, kad aš jaučiu meilę, aš nekalbu apie ją, ar netrokštu jos, bet aš ją jaučiu. Tada jau viskas taškas, ar ne, toj vietoje išlaikiau egzaminą. Nepavyko, bus sekantis, ar ne? Tai
va taip va, mokausi. Bet taip, kad aš norėčiau kažkur nuvykti, pasimokyti kažkokių dalykų, dabar nejaučiu to. Tiesiog man tai yra pats svarbiausias dalykas. Tas. Gražu. Nu, kažkaip ir pačiai visai nieko. Apie esmę. Gal kažkas, kas žiūrit, norit ką nors Sigitos paklausti, ar ką nors pasakyti. Jeigu yra impulsas, tai galit ką nors mums parašyti, ar dabar, ar po pokalbio. Ko norėtum palinkėti žmonėms? Ir savo? Nusigręžti nuo tų dalykų, kurie mes juos įvardinam kaip skaudžius, kaip piktus, ar ne? Nežiūrėti į tą tamsėje pusę. Nežiūrėkite į tamsėje pusę, nes kada mes žiūrim į tą tamsėje pusę, tai ką reiškia? Mes kalbam apie tai, mes tai akcentuojam, mes atkreipiam į tai dėmesį, mes stiprinam tą energiją. Kiekviena tamsybė turi savo šviesėje pusę. Ir aš su visais žmonėm, kurie lanko seminarus, paskaitas, viską, ką aš vedu, pirmiausia sakau, klauskit kiekvienam tamsiam laikotarpį, kokia šviesioji šitos tamsybės pusė. Nežiūrėkit į tą tamsą, jinai jūs taip užguls, kad jūs nerasit išėjimo. Klauskit, kur šviesioji. Ir tada pradės atsiskleidinėti jinai ir tada jūs sakysit, vau, taigi čia buvo tokia gera pamoka. Nežiūrėkit, nestiprinkit tų energijų, kurių jūs nenorit, kad būtų asmeniniam gyvenime, Žemės planetoje ir niekur iš viso, ar ne? Žiūrėkit į šviesėje pusę. Taip, pasiimi save, ten įdomu labai, bet ir sakai, žiūrėk, dabar nematai, bet klausk visatos, kur šviesioji pusė, lauk atsakymo. Sulauk jo, dabar nežiūrėk tenai ir vėl pasiimi, žiūrėk ten. Tenka tai padaryti, nes ten taip įdomu, drama, ar ne? Nežiūrėkit į dramas, nesuteikit peno, siūskit ten meilę, kur drama, šviesos tinklas, ar ne? Tai yra meilės struktūra, kur ten, kur drama, tu ir dedi tą šviesos tinklą, kad meilė ten prabustų, kad ta drama įsirutuliuotų į kažką gražaus, kažkokį įmanomai. Tai kartais užtrunka keletą metų. Gali ir 10 mečius iš tikrųjų užtruks. Ir tu jau net gal ir nesusiesi savęs su tuo. Bet tai ir nesvarbu. Bet ten ta audra nurims anksčiau ir vėliau, ar ne? Jeigu tu ten dėsi, kreipsi dėmesį į šviesėje pusę. Ir pamatysi, kaip ten šviesu nušventa, ar ne? Tai aš linkiu visiems, nežiūrėkit nieko, kur galėtumėt pasakyti, o Jėzu, už širdies griebė. Už širdies gali griebti tik tai meilę ir netegul griebė, nes iš tikrųjų griebė. Ir mano studija yra, kur aš dabar žalius burtus savo irgi turiu ten užsiėmimus vedu, tai priešais Kauno klinikas, ar ne, kiek ten yra tų sugriebtų širdžių, kurie žiūrėjo kitą pusę, ar ne. Nežiūrėkit žinių nuvilinčių, tada pradės rodyti teigiamas. Nes reikės kažką rodyti. Nežiūrėkit filmų, kuriuose baisu ar kažkas, tai tame nėra prasmės, tai yra senas įprotis. Va čia kabliai įstatyti ir žmogus negali nuo jo atsijungti, bet tiesiog turėkit drąsos atsijungti nuo tos energijos ir netarnauti jai. Ir pamatysit, kaip pasaulis atrodo toks pats. Tie patys medžiai, tie patys veidai, bet tu kitoks. Ir va tada tavo ta energija, kurią tu eini, iš tikrųjų, senolės sako, kad jūs tampat palaiminimu pasauliui tai darydami. Nieko nedarydami, būdami tokie, kokie esate, jūs tiesiog keliat pasaulį. Tai jau tikrai baisumais nepakelsime su to pasaulio, nuleidom, ar ne, kiek reikėjo, daugiau nėra kur ir neverta, bet mes kiekvienas prisijėmęs atsakomybę už savo gyvenimą 100%, už planetą, kiek nuo tavęs priklauso, tai galim stabdyti tai tiesiog. Tai sustoja savaime, jeigu mes nesutelkiam į tai dėmesio. Traukinysgi nevažiuoja, jeigu mes nekūrenom, ar ne? Ir dviratis nevažiuoja, jeigu pedalų neminam. Tai lygiai taip pat ir šitas mechanizmas sustos, jeigu mes jo nemaitinsim. Bet čia tik tai kiekvienas, sako, gali pasakyti.
aš to nebedarau. Ir nedarai. Gerai. Tai ačiū tau labai. Ačiū, kad atkeliavai pas mus. Ačiū visiems, kurie žiūrėjo. Ačiū tau labai. Gražus projektas ir iš tikrųjų ir pokalbis labai nuoširdu ir labai tikra.